2019 metais, rugpjūčio 15 dieną, buvo įkelta pirmoji laidos Breakfastas serija. Jie su savo dviem bičiuliais Mindaugu ir Oskaru nufilmavo man Aleksoto uždaryto tilto, įkėlėm ir nuo tada prasidėjo laida Breakfastas ir paskui 21 metais ją pabaigė. Ką tu noriu pasakyti, kad susibėgom su Minde ir Oskarenzu ir padarėm Breakfastą reunion. Ne, tai nereiškia, kad Breakfastas grįžta, reiškia, kad man trūko video. Peržiūrėjom pirmą seriją, daugiausiai peržiūrėtą seriją kanale ir paskutinę seriją. Tai sėkmės žiūrint ir bent jau mums tai buvo smagu filmuotis bent jau dabar. Prisižvengiam. Gerai, varom į epizodą. 3, 2, 1. Labas rytas. Tai žodžiu, kadangi dar vienas pirmadienis, dar viena nauja savaitė, kogi pagalvojau nepadaryti comebacko. 5 metai atgal. 5 metai atgal pradėjom su šitais dviem gražuoliais laidą Breakfastus. Jeigu kas matėt, parašykit komentarus, mums įdomu, kiek mes žiūrovų turėjom. O kuriam kanale čia bus Breakfast ar tavo? Ne, pas mane. Okay. Tai nueikit. Kaip tu nustebai kažkodėl? YouTube'o linkas yra aprašymo pačioj. Jo, paliksim nuorodą, galėsit peržiūrėti serijas. O šiandien peržiūrėsim dar keletą kitų serijų. Bet prieš peržiūrint... Aš tą patį norėjau sakyti. Aš turiu jums dovanų. Aš net tą patį norėjau sakyti. Aš turiu jums dovanų. Šito aš nenorėjau sakyti. Aš neturiu jums dovanų. Aš turiu jums dovanų. Aš jūsų nemėgstu. Aktyviai. Įprasta. Maikės. Kas čia dabar? Čia tau. Gali pasižiūrėti. O, ne. Jau supratau, kas čia bus. O čia tau. Ačiū, Mariau. O tu savo nepasidarei? Ne, aš frazės neturėjau. Jei peržiūrėsit visas laidas, gal suprasti, kodėl aš lėlininkas. Bet turbūt nieks nežiūrės. Nežiūrėjo tada, kai darėm tai. Pasižiūrėk savo. Dabar... Nu, I'm sorry. Čia gadins apšvietimą, aš tiesiog išmesiu tą maikę. Nice. Gražiai nuskrido šiaip. Aš profesionalas. Minutė. Lėlininkas. Profesionalas ir lėlininkas. Bijau, kad papykinau biškį. O ką man dovanų atnešė? Oskarą. Sofos spalvos Oskarą. Dovana, kad mes atėjome tavo kanalą. Būtų dovana, jeigu šiaip. Būkim realistai, turbūt Mariaus kanale šitas video gaus daugiau negu Breakfastas kažkada gavo, tai, let's be real. Šiaip brana, bet Breakfastas, šiaip kas cool buvo, kad pirmą mes tą seriją, kai kėlėm, tą pilotinę, iš kur žoskai daug peržiūrų buvo. Apie kokius 3 ar 5 štukas gal mes surinkom, neatsimu kažkas tokio. Mes dabar esame atsidarę. Ir kuo toliau, to žemiau. Tai... Šiaip jo galim pasižiūrėti. Jei galvosit, kodėl nežiūri, kodėl mes nedarom tos laidos, tai... Ai, ne, nu gerai, gal biškį perspaudžiau. 2600 views. Ir... Tai va, kodėl mes nebedarom tos laidos. Bet į pirmą... Ir 8 komentarai, nustokit. Baikit, gana. Ačiū. Bet šiaip jo, 2019 metais, rugpjūčio 15 dieną kėlėm pirmą Breakfastą pilotinę seriją. Ir kur jinai buvo? Ant Aleksoto tilto. Kai jis buvo uždarytas. 2021 metais 06.17 nustojom daryti Breakfastą. Ant tilto. Nu, nes kiek galima. Mes išgirdom mūsų komentatorius, žinojom, ko nori žiūrovai, jie norėjo, kad mes baigtume. Taip. Arba pavyko. Arba you either die a hero or become the villain, tai mes die a hero. Man padėjo, kad tu pradėjai sakinį ir aš pusę galvo, tu dabar žemaitiškai kalbė ir paskui angliškai kažkaip pradėjai. Da you die. Žinai. Da you. Ok, jo, aš norėjau paklausti, ką kiekvienas veikiam, kas pasikeitė mūsų gyvenime per paskutinis video kada? 2021. Jo. Tai per 3 metus. Šiaip pradėkim nuo Mindaugai, kas man užaugo plaukai ir daugiau nieks neužaugo. Taip, manau. Pasiprašau. Kuriam čia? Nežinau. Šiaip pradėjau dirbti. Nu, aš manau, Oskaras užėdu, tai... Aš jau sakyčiau susitikiu. Kasgi tavo tas širdies draugas. Moteris. Rugėlė, linkėjimai. Tai va. Atsiprašom už Oskarą. Rugėlė, jeigu tau reikia pagalbos, pamirksėk. Like, subscribe. Žinosim, kad tau tikrai reikia pagalbos. Čia toks kanalas, kur
Niekas gerų norų nelaikina. Gerai, tai žiūrim ar nežiūrim? Žiūrim, ką turim. Šiaip, jokingai, kad kaip pasikeitėm, nes žiūrint paskutinės serijos Breakfastas the End, paskutinio videoko thumbnailą, tu labiausiai iš mūsų trijų nei kiek nepasikeitė. Aš net pala. Jo, aš kepurę nusėmiau. Kur Mindy užaugo barzda. Nu, tipo. Nu, pagaliau. Kur mano kepurė tik pasikeitė, Mindė Užaugo plaukai. Plaukus ir barzdą užsiaugino, o tu nei kiek. Net tie patys sakiniai. Nu. Po šinspipkių gal jau reikia keisti man akinis. Viskas, kas manęs pasakyta, švarką nusipirko. Maikė gavau. Ir viskas. Ir Maikė gavau. Nu, I'm sorry. Čia kai Hebra galvoja, kad podcasting lengva, tai pabandykit su jais. Tai aš tiesiog stengiuosi tylėti daug. Ir čia yra priežastis, dėl ko nebedarom podcastą. Dėl tokio požiūrio. Palauk, aš čia pamačiau, mes sakėm, ką mes čia darysim. Neatsimenu šiaip. Nesakėm. Ai, tai šiandien, kadangi man trūksta video, ką įkelt, tai pasikviečiau juos, kad kartu pasižiūrėtų senas Breakfasto serijas. Piu. Tik dabar pastebėjau, kad aš nei savo kameros lik žiūrėjau, dabar tik į kamerą. Ir šiandien pasižiūrėsim paskutinę Breakfasto seriją, labiausiai, daugiausiai viewsų turinčią seriją ir pačią pirmą seriją. Tai bus pirma, antra ir paskutinė. Taip. Nes antra irgi daugiausiai video. Ir mes esam pas močiutę, tai ačiū močiutei už galimybę filmuoti jos kambarį. Nedarykit podcastų, vaikai. Gerai, žiūrim. Nu, davai. 2, 1. Oskaras trumpais plaukais, for fuck's sake. Labas rytas. Žmonės tiesiog ponė. Labas rytas. Ačiū. Aš vieną dalyką, kad pilotinė serija buvo ant uždaryto Aleksoto. Aš galvoju, pradėsim nuo pirmos. Ir paskutinė serija yra ant uždaryto Petro Vileičio. Šiaip dabar žinau, kas pas mane pasikeitė balsas. Man balsas mutavo. Jei kažką pakeičiau, tai tiesiog turėtume mes mikrofus, o ne Oskaras. O čia yra viskas. Oi, stumykla. Tai mes uždarom ant tilto, bet tiltų nesudeginam ir turbūt bandysim kažką kurti. Aš tiesiog neturiu žodžių. Fuck, prisikarksėjau, blė. Ateik į kadrą, biški. Ateik į kadrą, kameristas. Pafilmuok save. Čia mūsų Rimvydas. Labas, Rimvydai. Labas, sveiki visi. Rimvydas. Nieko, tai tiek, viso gero. Rugpjūčio mėnesį būtų buvo 2 metai, kaip Breakfastas atsirado. Ir kaip jis nežino, ką filmuot, aš kalbu į tave. Aš gražus jam. Tai buvo faina, buvo daug fainų žmonių sutikta, mano mėgstamiausias žmogus. Tiesiog žmonės važinėja. Bet ant motociklų, bet šitas tiltas irgi uždarytas buvo. Man patinka, kad čia nėra ką pakomentuoti, nes čia... Viso gero, viso gero. Jo. O kaip jis pasakė, durnai viso gero. Toks, jo. Bronių. Man patinka, kad mes 10 minučių tiesiog sakom, ačiū, kad žiūrėjot. Mėly, žiūrėjau. Čia galėjo būti minutės video. Ačiū. Baigiam visą gerą. Mes visą laiką darėm od dušai, kaip vadinasi, ir visi kiti vatinkiniai posakiai, tai 10 minučių, come on, atsisveikint per 10 minučių, čia yra, vis tiek nieks nežiūrėjo ilgiau negu minutė. Tai dar priminsiu, kad čia iškarpyta dar yra. Mes ten valandą. Ačiū, visą gerą. Kur ašaras šluostam. Pasakyčiau 10 minučių apie kameristą, bet man atrodo, nebegalima, ne? Man atrodo. Okay, tai galimai nesakysiu nieko. Bet buvo geras tiltas, ant jo paskui buvo galim paskaitinti, buvo uždarytas, buvo faina. Tai cool. Šiaip kol kas dar tik tai žiūrėsim dar pirmą, bet iš tų 2 tiltų, kuris jums fainesnis buvo? Tiltas? Jo. Kai kurie vairiai some jokes write themselves, o kai kurie tiesiog nesirašo, žinok. Visi uždaryti tiltai man labai patinka. Paskutinis video toks buvo, nieko mes ten ypatingo, tiesiog atsisveikinom gražiai. Jau ten pareiga 16 žmonių pasakyti, nebebus video. Ne, vieninteliam žmogui pasakyti. Šitas video buvo realiai this could have been an email. Tipo, to tipažą. Teisingumo rodė, mes atsimenam, tai viskas cool. Vis dar mūsų širdise. Bet nebus daugiau serijų, tik tai disclaimeris. Neprisisvaikit. Mes taip ir, šiaip daug kas nežino, mes nepaaiškinom Black Rain Gimme Jebame. Ne, aš iš to čiuvo gavau sutikimą. Aš jį trackdownom, viskas gerai.
Aš noriu papasakoti. Yra Facebook'e lietuviškas rapas. Rapas. Puslapis, polapis, kaip jį pavadinsi, nepagadinsi. Ir jie papaustino vieną dainą. Aš neatsimenu grupės pavadinimo, kaip jie vadinasi, bet žinau, kad žodžiai yra Black Rain. Mindaugai, kaip tai vadinasi? Jo, Black Rain, aš šiandien dar ieškojau, tai neradau. Neatsimenu MC pavadinimo, dabar yra grupė Black Rain. Tai labai sunku toli skrolinti. Bet jeigu norite išgirsti, kaip 90-ųjų Šiaulių Hebra sako the N-word, tai, I mean... Kodėl ne? Aš tą gabalą vėl uždėsiu. Aš jį turiu komp. Mes vienu ar kitu būdu davai nulinkinsim į komentarus. Kažkaip. Tai yra taip blogai, kad jį reikia paskleisti. Pačiam paskutinėm, Dabar pirmoji pilotinė serija. Aš dar čia prieš paleidžiant, aš noriu pasakyti disclaimerį, kad mes šitą laidą, kai sugalvojom, tai turėjo būti kaip yra late night talk show, tai čia buvo idėja, kad atvirkščiai tipo early morning talk show. Ir pirmam filmavimam buvom antiek atsidavę ir nepamastė į priekį, kad mes literaliai ir kėlėmės prieš švintant, kylant saulį. Nes buvo idėja, kad tipo, kol prašvinta, tipo, tol filmuojam. Ir jo, ant to tilto uždaryto Aleksota ar tiltas, ar kaip vadinas? Aleksota tiltas, jo. Ir labai blogai buvo, dabar klientai, kurie mums aš filmuoju, nežiūrėkit, nes labai tragiškai filmavau, buvau praleidęs tą dalyką, kad kylant saulį keičiasi apšvietimas ir aš tenais ties kažkuria valandą nebeturiu veido. Labai dinamiškas video. Dar be AI toolsų iškirpo Marius save iš savo projekto. Amazing. Šiaip jo, dar kas, vat atsimenu, bus gal ir antroji serija, man atrodo, kai pats ir filmuodavau, tipo, žinai, ir montuodavau, būdavo tas dalykas, nes dabar tai vat filmuojam, kur telefai paspaudė ir jie non-stop filmuoja, o tada filmavau su tais senais fotikais. Ir dar operatoriai. Kur... Turim dvi operatorės. O tada buvo tie fotikai seniai, kurie limitą turi, ten 15 minučių ar kiek, ir aš timerį turėdavau per visą filmavimą, kas 15 minučių ir... Gerai, palaukit, tai kameras sujungt per naują. Ir tas geras bairis, dabar gal gali dar pakartą, nes nefilmavo. Jo. Arba būna pamiršti, kad 15 minučių praėjo ir kokias 5 minutės išneki. Ką, leidžiam pirmą? O, dieve. Pirmoji pilotinė serija. Čia mes būsim jauni ir optimistiški, aš jau noriu vemti. Wow, dar aprašymas net yra. Oh, god. Geras šriftas, klausyk. O, atsiprašymą. Pirmoji serija jau turim atsiprašinėti. O už ką ten atsiprašymas buvo? Sveiki, netrukus išvystė pilotinė Berkvasto serija. Žinoma, pirmame filmavime nebuvo išvengta techninio sklandumo, atsiprašoma dėl video audio kokybės. This is what we call čia buvo mūsų braižas realiai, kad mes turėjom audio kokybės. Atsiprašome ir dėl turinio kokybės. Jis irgi nukentėjo nuo techninio sklandumo. Mes nepratę anksti keltis. Ateitie taisysim klaidas, o dabar pilotinis Breakfastas geriau išsižiūrėti ankstų rytą. Galiu pasakyti, kad mes melavom, nes nepadarėm. Man patinka, kad mes jau iškart pradžioje, jau pirmą seriją jau techninės sklandumai. Disclaimer. Ir 2 metus taip varėm su techninės sklandumai. Jeigu čia būtų Comic Sansas, mes būtumėm pramušę. Tiesiog šriftas blogas. Nebuvo visą laiką techninės sklandumai. Tada, kai atsirado 8 studija, shout out, tai sugarsino gimum visą laiką epizodus. Tada Rimvidas filmuodavo pastoviai, tipo, žinai. Ir viskas. Mes tik turėjom. Žodžiu, mes turėjom 3 serijas geras. Kažkur. Max. Ir jos negavo daug viewsų. Tai... Bet jos gražiai nufilmuotas buvo. Gražiai nufilmuotas. Bet kaip gražiai nieko nematėt. Bet kaip gerai skamba šūdinas kontentas. Bet svarbiausia, viena iš tų serijų buvo, aš atsimenu mokyklos, man atrodo, serija, kur nieko nepasikvietėm. Ir mes tiesiog 3 šnekėjom. Jo, kur Kestutis garsą įrašinėjo, o Urbikas filmavo. Jo, galimai. Jo. Šiaip man iš visų serijų, man ta mėgstamiausia serija gal buvo. Nes ten tikrai įdomių tų visų dalykų, tipo, apie viens kitą sužinojom, tų įdomių bairių buvo apie mokyklą, dar kažkas, kur tavo ta klišė frazė, čia dar dėjau į halaitus, kur gražinka, blėt. Tai va, tai iš tos nežiūrėkit serijos blogai ten viskas. Ten labai gera serija, pažiūrėkit. Atsiprašom Comic Sansais. Žiūrėkit ir nežiūrėkit vienu metu. Ne, tai dabar mes, kai žiūrim tą Breakfastą, tai mums buvo cringe'as. Dabar cringe'as, nes vis tiek augam ir mokomės. Visą laiką cringe'as į save žiūrėti. Ne visiems, bet tipo, žinai. Dažniausiai.
Bet kai Olegas Šuraivas yra pasakęs. Pažiūrėkite mano bybį. Nesisuksi, negyvensi? Apsisuks. Crazy Frogas geriausias atlikėjas. Kas skaitys tas bibys? Daug pasakęs, bet pasakęs, kad jeigu tau po metų nekrinžas į save žiūrėti, tu neapaugai. Tai mes visi paaugom. Aš dabar 1,82 m. Taip. Aš į savo dickpicsą žiūriu, tai tikiuosi, kad... Nekrinžinį vis dar, žinai. Ne, manau. Gal dėl to, kad į tą patį dickpicsą žiūri. Nu, Gerai žiūrim. O dabar breakfastas. o Jėzus mani. Jum irgi baisu kaip man? Aha. Eilinis vokiškas porno žodis. Čia tavo buvo pikas rokenrolas. Kaunas stebi. Tai jo, taigi, žinot, Forčianą. Šitą laidą reiktų pavadinti egzistencinis sumuštinis. Pirmoji pilotinė ilda breakfastas. Fun fact, man šitą padelį nupirko. Ir čia, kad aš norėjau pastabdyti, kad biški pažvengti iš išvaizdos. Bent jau akiniai mano kitokie. Skirtumas tik tas, nuo dabar niekas nesiskiria, kad Mindė tiesiog geriausias visą laiką atrodo iš mūsų. Bet jis Kodėl man niekas nesakė, kad man ta didelė barzda nichuoja netinka? Aš vadinasi turiu labai gerus draugus, kurie priima mane tokį, koks esu. Aš apie tavo vardą pasakyčiau, bet čia liečia kitą Lietuvos komiką. Jei kas nors atspės, kurį tai gerai, bet aš tai neįvardinsiu garsiai. Man patinka, kad Marius su Kaunas kultūros sostinėje džemperiu ir mes darom tokį Kaunas Cringe. Kiek ten 2019? 2019. O, fuck, labai gerai. man patinka. Mes užsibaigėm prieš Europos kultūros sostinę. Nenorėjom gadinti dalykų. Man jau tada kumščiai, žiūrėk, suspaudė šitam kadrė, nes Jau aš žinau, norim kad mušt čia, visus. fuck, čia bus taip Tu žinai, kad per anksti jau yra. Man patinka, kad Mindė tada buvo toks fuckboy. Pažiūrėk, jis turi sharp jawline, toks, žinai, fit boy, toks visiškai. Dabar aš turiu suždėti, tai, I mean. Let yourself go. Ten buvau, oh, fuck, boy. Aš tai net nesistengiau, kaip mato, tik iš šiol. Bet man tokia nostalgija iš šito šoto žiūrint, nes aš atsimenu tą ankstų kėlimąsi į rytę, kur mes į Oskaro... Mes 4 ryto atsikėlėm tada. 4 ryto, kur sulipome tavo busiką, važiavom ant to uždaryto tilto, viską susinešėm, dar tas ryto kvapas yra ir kur tu galvoji, kokį pyvę mes šitą šūdą darom dabar, kur aš galėčiau miego dabar. Ir po poros metų mes sužinojom atsakymą. Veltui. Mes pabandėm. Tai kad kėlimės anksčiau nepadėjo ir veltui. Šiaip kas cool, kad ta studija, kurią nuomavomės ir kur buvo breakfasto lipdukas, jis vis dar ten. Varkščia studija. Bent jau. Užsidarys greitai. Urbikas vis dar sako, tipo, tegul būna tingų lupt. Ai, tas užrašas vis dar ten. Vis dar ant durų yra. Wow. Čia žmonės paklausė, kas čia per negirdėtas dalykas. Tos 3 raidės gal? Kaip sakėm? Čia žmonės klausė, kas čia per. Jeigu nuluptos 3 raidės, tai BRE. Apfestas. Buvo periodas, kai nuomavaus studiją. Breakfast. Nu, kartu kambario, kai buvom ir turėjom galimybę lipduką užsidėti, sak, norit kokį užrašą užsidėti, norim. Atsiunčiau, tipo, tą vektorinį breakfasto logo ir jis ant durų buvo. Ir dabar, vat, Urbiko dėka mes girdimės, tikiuosi. ir toliau bendraujam. Ir matau dažnai ir... Ar jis norės būti 5 metai mūsų laidoj? Ne, pala, 3 metai gal kokia praėjo. Turbūt daugiau žmonių matė tą lipduką negu mūsų breakfastą. Gali būt. Guodžia. Man įdomu, kokia žmonių reakcija būdavo, kai jie paspausdavo ant breakfasto thumbnailą. O, kas čia? Oi, blėt, paspaudžiu. Kas čia? Fuck, algoritmas sugadintas. Dabar mūsų mes. Aš nustebdavau, kai kažkam mūsų išmesdavo ant front page'o. Būdavo taip. Buvo toks va. Varkščiai žmonės, blėm. Ja. Seniai, šitą pirmą seriją 2,5 štukas peržiūrų turėjo. Čia žiauri daug, šiaip kaip pirmas. Ir kaip pirmas su 0 prenumeratorių. Nestumk! Žinau. Kaip 0 prenumeratorių, 2,5 štukas. Patikėk manim, nes mano dabar kelti video, nes karštukas. Ir daugiau nebuvo. Jo. Galim toliau Gerai, pažiūrėti. žiūrim. 3, 2, 1. Vėjas plaukus. Dabar galim savo kameras pasilabinti. Kaip ir tu vaizduoji. Skirtingas pusės. Pala.
26 ryto yra. Saulė šiandien kaip tikri milijonieriai, kurie taip pasako, reikia keltis 5 ryto. Jo, jie šitą papausina Facebook'e, bet 12. Kodėl mes čia Geras, bet... Reikia gal kažkokį intro, tipo, į bendrą kamerą kažkuria, tai nežinau, ta arba ta. Pirmoji pilotinė ilda breakfastas, pusryčiai tiesiog, pusryčiai, Pirmas dalykas, Indrė už kadro. Šito video Indrė už kadro. Gerai, galėsit užpypint mane dėl šito, bet čia norėjau pasakyti realų efektą. Nu, taip. Tai va. Taip. Toks labai... Aš norėjau pasidžiaugti, kad ir paliudėti, kad mes dabar neturim trikampių sumuštinių. Su ketčiupu aštriu. Nenoriu nieko sakyti. Ištrauksi iš už stalo. Aš tik džiaugiausi, kad nesikėliau 4. Tai... Tau arčiau buvo LinkedIn. Man atrodo, tu praeitą naktį dar nemogojai 4. Bitch, please, aš senas. O tu miegojai. Šį kartą šią naktį jo, pagaliau. Galim biškai prasukti, man atrodo. Būt gerai. Tai atrodo, kad Oskaras šneka, tai galim skipinti. Nerina, kai sako, žinai, tai kada susitinkam? Apie pietus. Nu tai jeigu aš normaliai nepasičiauju, tai tipo man ten pietų 6 kokį. Nu taip toliau, aš šitų labai nemėgstu. Vieni 1, kiti 3 pietauju. Tai po pietų, nu tai blė. Kada yra rytas? Pietauti ir jų žiūrėti. Rytas yra iki tada, man atrodo, kada pirmą rytinę kavą gauni atsigert. Geras definitionas. Bet kaip aš supisau bairį. Čia yra Pakapstai. Breakfastas, jo, totaliai. kaip tokiai valandai iš tiesų čia jau geras. Čia jau pataikė. Čia tyčia atsukai mane? Su šito blogu pozityviu monologu. What the fuck? Ar medus yra skirtas vartoti su kava ar su karštais sumuštiniais? Both. Ar čia ne medus? Kas nors deda medų į kavą? Rimtai? Tai. Dabar įsidėjai medaus į kavą? Na, aš dabar įsidėjau cukrų, nes aš tingiu gramdyti. Mane bėsina dėti cukrų. Mane bėsina, kad į tokius... Oskaro filosofija. Nes yra... Ir tada tu įstiplioji dar pirštus prie to pačio. Oskaras, Oskaro garso kokybė tokia pati kaip jo filosofijos, ne? Ai, tu darai medus. Man atrodo, ta pati kokybė ir čia bus. Čia kaip... I'm sorry, bet čia kaip... He said the thing. Nice. 2019 metai. Pirmas, I'm sorry. Ankstus rytas, serijos 5 minutė, 25 sekundė, pirmas Oskaro, nu, I'm sorry. Pizda. Paliubomu ne pirmas tą dieną, bet Bet tu pirmas pažiūrėk. Aš tam kadrė pažiūrėjau, kokią žandikulį irgi turiu. Kur? Palyginus su dabartiniu manim. Palyginus, nepalyginus su Mindaugu tuometiniu. Ten tai, my god, bet Tai storas dabar. taip. Potliukto. Čia. Aš galiu pasakyti, kad minusas buvo taip anksti filmuojant, dėl ko taip ir nebedarėm, nes anksti ryte daug juokingiau viskas atrodo. Aha. Kur grįžti pizda, kokį nufilmavom. Čia seniai, čia eis per visur. Dabar žiūrimiausia serija, kas šiaip juokinga yra, kad tai yra antra serija. Ir jinai daugiausiai viewsų turi. Mes pradėjome, mes pavarėm ir tada taip išlėto. Ir tas... Henry Match, didelis ačiū tau, kad tu atvarėjai į visiškai nežinomą YouTube kanalą, į antrą seriją, kur ten gal iki 100 prenumeratų mes turėjom. Kažkas jo. The point is, kad Henry Match pasirašė ir atvarė, ir jis ten kažkiam renginį buvo, jis lanksti kėlėsi ir jis tiek atvarė ir labai, labai smagiai pabuvo. Henris yra jėga, Ačiū. nes jo, jisai sutiko pasirašyti ant tokios nesąmonės ir jis dvigubai jėga, nes tai čia buvo geriausia serija. Tai iš tiesų, ko manau, ko Breakfast'ui reikėjo, tai daugiau Henrio ir mažiau mūsų trijų. Yep. Realiai mums reikėjo Henry į Oscarą iškeisti. Mums reikėjo... I am abused. Iškeisti Still. Henry iš to podcast'ą. Jaučiu jų energiją. Jūs sakėt atvežti man patiekalą, ne? Jūs... Ir aš čia nais turbūt šito biškių pagarsėjęs. Aš dabar nusirengiu. Čia šitas Oskaras. 3, 2, Jo. 1. Linksmas. Kuris galėtų daug dažniau būti. Aš žinau, kad sakė nekalbėti, kai Tai- rodo video, bet Ir aš pažiūrėk įsakau žodžiu, arba mums reikia... Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju tokį. Indė tiesiog tada Morozas buvo, kuris man galvojau, kad tuos nukin. Aš taip ilgai, mes kol filmavom Breakfast'ą, aš taip ilgai bijau Mindaugo.
čia labai random. Tu čia rimtai? Jo. Nes jis toks grėsmingas dėdė atrodė. Aš grėsmingas. Dėl ko aš neturėjau laiko to padaryti. Koks Henris jaunas čia. Bet negalėjau su tuščiom rankom ateiti, dėl to... Ir tai dar sakė, maišelį. atnešti tą, ką aš dažniausiai valgau pusryčiam pats, ne? Tai aš valgau tai, kas liko po vakar. Mano raiderė. Ir dar man vakar padovanojo riešutukų su šokoladu. Bet kad nedaryt... Jo, išrado jas. Kad nedaryt product placement, aš, iš maišo išgarsinu, kad nesimatytų. Viskas. Jo, ir dabar šiandien nupirkti labai raudoni, dirbtiniai. O, ne. Sveiki, Breakfast'o laidos žiūrovai, jūs ištempėt iki antros laidos. Šiandien Pamiršau. Pauzė, Henry. Labai gerai pauzai. Pamiršau tik paminėti faktą, dėl ko, nes pas mus skiriasi lokacijos. Mes su Henriu, kai filmavom seriją, mes kuom būti išskridiniai, kad svečias, kuris sutinka dalyvauti laidoje, jisai šauna, kuris nori, tipo, filmuoti, tipo, kokią lokaciją turėtų būti. Konkreti, abstrakti ir Henris, būdamas Henris, sako ant stogo. Bet ir suveikiam. Ir Ir suveikiam. kad suveikiam vietoje. Šiaip man mėgstamiausia lokacija šitą atrodo. Jo, šitą seriją iš tiesų turėjo daugiausiai viewsų ant stogo, nes vis tikėjos, kad nušoksim. Yep. O labiausiai lokacija džiaugiasi Grimalis, nes mes padarėme jam stadioną fulios. Jo, jis- futbolo. Jis ant Durniaus futbolo stadioną pasakė ir aš kaip tik turėjau per bendradarbius pažįstamų, kas futbolo treneriukai yra ir davė kontaktą futbolo maniežo direktoriaus. Tai jo, ir sutiko, haliavai tiesiog už reklamytę iš nauneiminio kanalo Jo. visą futbolo. Būdami laukia net filmavę šiaip, jeigu nebūtų buvo žiemą tada. Bet mes vidiniam futbolo maniežė filmavom. Čia Jo, buvo fucking epic. Tas yra faina, kad žmonės kai kurie pasirašo. Jo, mes čia norim kažkokiam YouTube kanalui kažką filmuoti. Ok. Gerk. Gar? Ir taip žiūri faina. Vaikų bus? Ne. Gail? Gerai. Tai va. Tai šiaip žiūri, kol buvo. Galim rimtai jo paprašyti, kad jis tą patį įrašytų ir mes įdėsim. Gal Būtų geras. Jo. O jau, čia tas blogų castingų video. O, dieve. Castingą irgi davaisi. Tu gali sustoti 6 parduotuvėse. Arba tik vienoj. Kodėl mes tai Man sakė, darėm? kad aš gražus. Bet tai netiesa. Gali pažiūrėti normalų cringe video. Arba gali sekti Breakfast'ą. Jūs nesustabdysit mano povandeninio laivo ir tugi pats atėjai į šitą sutikimą. Dabar pagalvok, tu gali sustot 5 parduotuvėse arba tik vienoj. Žmonės sako, kad hepatitas B yra prasta liga. Nebent sustoji 6 parduotuvėse arba tik vienoj. Taip, čia antra mūsų serija, kuri kokybė tikrai atsilieka nuo pirmos ir trečia bus dar blogesnė, mes nestabdysim. Kol kaip neturėsim stumė prieš rėmėjų, tai, taip pramušim stumė dugną. Chebra, dabar. norit įteisint bankrotą, remkit mus. Greitai, ta prasme, easy. Kažkaip primena verslas nuo nulio. Yra šukosnos, kurios blogėja ir yra kas nesikeičia. Heitas yra mano amžinoji vertybė, bet Breakfast'ą daryti buvo smagu. Mes čia dar tikėjomės, kad mums pavyks. Ir, su Henriu smagu. Jo. Čia dar buvo ta serija, kur mums sekės visai. Man atrodo, Bet- mes su Čia tos labiausiai ir pasisekė. Kai Grimalio seriją išleidom, tai irgi gerai suėjo, irgi neblogas epizodas buvo. Jo. Ir tada hitino karantinas ir viskas. Bet visus bairius aside, all jokes aside. Tikrai, Mariau, didelis tau ačiū, kad pradėjai šitą projektą ir taip apsiėmei. Mindaugai, kad visą laiką stumė. Aš Ir nekūpies. vis dar stumė. Bet tikrai buvo labai smagu praleisti su jumis šios 2 metus, kuriant... Ne, 2 metus kuriant Breakfast'ą. Ai, nu jo. 2 metus kuriant Breakfast'ą ir kviečiant svečius. Ačiū visiems svečiam, kurie sutiko pas mus ateiti. Dabar turėsim dar 10 midų atsisveikinimo. Yeah. Uždėsi tekstą. Ir man žiūri patiko, kad aš prisimenu, kai Henry mes pasikvietėm, tai aš žiūri jaudinau, žinai, nes pirmas žmogus, kuris kažkiek populiarus. Tokia šukosna širgė. Netame esmė! Esmė yra, kad garsinybė tokia, žinai, ir paskutinį video, kai išleidom, tai dabar tiesiog toks... Praėjo tas, žinai. Tai va, ir nebijau Mindaugo. Ačiū. Ačiū. Dėkui.
Dėkui. Ačiū tau. Pasibučiuokit. Jo, nu buvo, man patiko tas bandymas, ką aš žinau, mes ten turėjom lyg ir atseit, man atrodė konceptualiai labai gera idėja, kad pakalbinsim kartais mažiau žinomus, nors turėjom ir žinomų žmonių, nes reikėjo gal jūsų kažkiek. Ir pasirodo, neįdomu niekam. Tai va, bet daryti buvo smagu. Jo, bet labai jau faina. buvo Taip, smagu. paskui pasidarė normaliai, aš galvoju, buvo mažiau įdomu. Tavo mamai buvo smagu, mano mamai buvo smagu, tavo mamai buvo smagu, mūsų mamom buvo smagu. Aš turiu dar nufilmavęs, kur tavo mamai buvo smagus. Oi! Jo, smagu padalyvauti pas Mariuką dar kart kanale. Jums nebus turbūt smagu žiūrėti, bet jeigu ką, tai fainai. Žiūrėkit jo kanalą, jo kontentas geresnis negu mūsų 3 kontentas. Jeigu Tai be žodžio, kar. iki šitos vietos parašykit komentaruose bulvę. Jeigu šitas video surinks 10 000 laiko, aš supyzinu Oskarą per video ir įkelsim. Galės paduot mane į bent teismą, kviesti 15. mentus dar kažką. Bent 15 laiko. Ne. Bet 10 000 laiko ir aš jį sumušu. Už šitą. Gerai, vienas laikas ir aš jį sumušau. Like by Marius Tašauskas. Žiauris smagu, atsimenu, buvo tą breakfastą daryti, kai sugalvojau pareaktinti į mūsų breakfastą, dar kažką, gal vienam tipų, žinai, dar kažką. Ir pagalvojau, gal jum parašyti, žinai. Ir kur jūs į tą senai nupūstą dulkių, tipo breakfastą želę, kur... Bet kaip excited buvau, nes toks senas vaibelis sugrįžo, kai tas pirmas kelias serijas, kur... Bet dabar pažiūrėjai video ir... Jo, dabar labai gailiuos. Bet šiaip labai fainas tas vaibas buvo, nes toks jaučiau kaip tos pirmus epizodus, kai darėm, kur ten savadarbius ten kažkokius ten setus daromės, ten dar kažką. Oskaras ten visas mums baldus į pusryčius ten vos nepadarydavo su... Mes stipriai persistengėme iš tiesų. Tas užkulisinis darbas buvo visiškai nevertas nieko. Mes susitikdom rašyt. Mes rašydom epizodus. Jūs įsivaizduot, kaip mes blogai rašom? Ne, bet labai... Išrašyti buvo... Labai smagu, kad atsidavėm ir bandėm ir darėm ir klydom ir, žinai, feilinom ir... Man tai nesmagu. Šiaip dėl ko nesutikčiau, kad jeigu kas nors sakytų, kad mes nesistengiam. Nes ko jau ko, tai mes labai stengiamės. Nu, Marius tikrai stengiasi. Gerai, ačiū Hebra, kad atvarėt. Ačiū tau, Mariau. Davai, tai iki kitos savaitės. Jo, iki kitos savaitės be jų. Jei pažiūrėsite, bent biškį patiks, pasekit Marius. Jo, šiaip tikrai fainai daro, Marius. Taip, labai fainai. Daug verčiau sekt Mariu negu breakfastą. Čia yra tas dalykas, dėl ko aš nedarau podcast'ą. Atsiprašau, Mariu, už savo reikalavimus audio tvarkį. Čia ne manęs atsiprašinėk, o mano sužadėtinės, kuri klausė tą garsą. Ne, mes specialiai turim tau kamerą, kad būtų lengviau iškirti. Sekit Mariu, bus daug fainų dalykų, tikrai pažadu, garantuoju už jį, o jeigu ne, tai sumušiu Oskarą. 10 000 laikų. Iki. Aš nedropinsiu nuomotų mikrofą.